Manau, kiekvienam verslininkui pasiekus tam tikrus gyvenime tikslus, verslo aukštumas iškyla klausimas, ar verta kurti šeimos filantropinį fondą. Ir toks geriausias turbūt atsakymas yra taip, verta kurti. Priežasčių tam yra tikrai ne viena ir ne dvi. Žmonės, kurie kūrė tokius filantropinius fondus bei dalinasi su kitais, kūrė bendruomenės, visuomenės, šalies ateitį, kurioje yra geriau visiems gyventi, dirbti ir siekti tų tikslų. Iš mūsų patirties, kuriant filantropinį fondą Mariaus šeimai, galim pastebėti, kad pagrindiniai keli dalykai, kuriuos verta atkreipti dėmesį ir apie kuriuos verta galvoti, tai yra turbūt, koks yra pagrindinis fondo tikslas, iš ko fondas gyvens, kaip ilgai norima, kad fondas gyvuotų, sakykime taip. Be abejo, kas į fondą įsitrauks, ar įsitrauks visa šeima, ar tik dalis šeimos, bei kaip to kapitalo neprarasti, kad fondas galėtų gyvuoti ir padėti tikslingai visiems užsibrėžtam tikslam. Mes kėlėm savo klausimą, kaip Mariaus šeimos fondui, kad šeimos fondas neturėtų gyvavimo termino, ar ne? Ir kad jo gyvavimo terminas būtų maksimalus įmanomas. Tai gal mes priėjom prie tokios išvados, kad pagrindinė taisyklė turėtų būti, kad fondas negali išleisti pinigų daugiau negu uždirba tais metais. Taip fondas niekada nevalgys pats savęs, sakykim taip, ir tas pradinis įdėtas kapitalas jis nebus mažesnis negu metai prieš tai, ar ne? Tai toksai tas tvarumas, jisai užtikrina tada fondo gyvavimą maksimaliai labai ilgai. Be abejo, susiduri, kad vienais metais tu gali investuoti daugiau, kitais metais tu gali skirti lėšų mažiau, dėl to, kad finansų rinkos, nekilnojamo turto rinkos ar bet kokios priemonės, į kurias yra investuojama, jos kinta, sakykim taip, ar ne laike, tai vienais metais būna geriau, kitais metais būna blogiau. Tačiau pačiam fondui, manau, esminis dalykas yra išlikti amžinai, ar ne, tai ir mes neišleiskim pinigų daugiau, negu mes jų galime išleisti tais metais uždirbdami. Tokia pagrindinė, manau, taisyklė ir idėja yra to amžinai gyvuojančio fondo. Tai mūsų pagrindinis tikslas ir idėja yra sudėlioti portfelį atsižvelgiant į tai dienai esančią rinkoje situaciją. Ar daugiau mes norim investuoti į obligacijas tais metais, ar daugiau norim į akcijas, ar daugiau į alternatyvias finansinės priemonės. Ir tą portfelį mes kasdieną prižiūrime, kad nebūtų kažkokių didelių nuokrypių, kad būtų pakankamai įdomių investicinių galimybių, kad tos investicinės galimybės būtų išanalizuotos, aptartos ir priimti geriausi sprendimai. Dar labai svarbi dalis, kuriant šeimos filantropinius fondus, yra įstatai ir visos taisyklės nustatytos tiek šeimoje, tiek vėliau aprašomos, kaip fondas turi būti valdomas, kas turi prisidėti prie fondo valdymo, kaip suburti profesionalią komandą, kuri susideda ne tik iš išorės profesionalų, bet ir iš šeimoje esančių narių, kurie nori prisidėti. Tai visą šitą kelią mes ėjome kartu su Marium bei jo šeima. Tas kelias yra pakankamai ilgas ir toksai jisai kaip gyvas organizmas. Tu pastoviai kažką turi adaptuoti, vadinkime taip, ir taikytis prie dabartinių realijų. Pagrindiniai dalykai būna aprašomi pačioje pradžioje, tai yra, sakykime taip, įkūrėjo valia, kuri vėliau yra adaptuojama prie šeimos poreikių, prie šeimos norų, kas nori daugiau prisidėti, kas nori mažiau prisidėti, kaip turi atrodyti ta profesionalų komanda, kuri padeda fondui gyvuoti maksimaliai gerai ir taip toliau. Bendraujant su kitais šeimos fondais ir vienu tokiu pakankamai žinomu šeimos fondu, girdėjau gerą mintį, kodėl jisai buvo sukurtas, kad įtraukti visus šeimos narius į tokį ne kasdieninį, bet periodinį bendravimą kartu. Tai turbūt čia yra labai gera priežastis, kad tas šeimos fondas, po šeimos fondo pavyzdžiui įkūrėjo, jisai yra vis tiek visą šeimą vienijantis dalykas, ar ne, kas yra turbūt įkūrėjui irgi labai svarbu, kad ta šeima neišsibėgiotų, kad būtų kažkas tokio, kas juos visus sietų bendru tikslu. Tai turbūt tai yra labai svarbi, manau, priežastis.